Kadangi šiandien yra Klaus Luko numeris 10, galvoju atrodysiu truputėlį prestižiškiau, kažką gal ypatingo padaryti, atsakinėti rimtus klausimus ir panašiai, bet po to galvoju, ne. Toliau atsakinėsiu jūsų idiotiškus klausimus ir densim šitą šūdų krūvą į priekį. Sveiki, berniukai ir mergaitės, kaip minėjau, Klaus Luko numeris 10 ir pradedam. Džentelmenas pasivadinęs Saldainis klausė, kur dingo Vytauto reklamos? Apie ką čia dabar šneki, kokios dar reklamos? Gal puodelį logikos, moteryje? Ne, ačiū, aš laikausi dietos. Nori Vytauto reklamos? Ne, ačiū, aš laikausi dietos. Bum! Vienas. Bum! Antras. Prašau. Abapuksas 5 klausė, ką darytai, jeigu susirastai merginą ir dar kitą ir taip juda chuja ir visus tave atstumtų? Ką darytai? Gal gėjus norėtai būti? Seni, atsiprašau, bet aš negaliu atsakyti šitą klausimą, nes aš nesupratau, apie ką jisai yra. Kad tau lietuvių egzaminė nesiseks, tai ir taip aišku, bet davai gal pasisteng kitą kartą labiau, nes kol kas tai aš nelabai supratau, ką tu norėtum pasakyti, bet ačiū už klausimą. 000 Mantas klausė, jei eitum gatve ir užpultų tave 3 pacanai, ką darytum? Na, kad jau aš eičiau su mergina gatve, jau tai yra juokinga dalis. Žiūrim, kokius jis variantus man siūlo. Variantas A. Pasiųsčiau merginą nachu ir pradėčiau bėgti. Kodėl? Ta prasme, seni, eini su mergina, laimingas, aš tave myliu, tave užpuola 3 pacanai, atsisuki paną, sakai, eik nachui ir bėgi. Suprantu bėgimo dalį, bet kodėl reik merginą siūs nachui? Ta prasme, per Valentino dieną tu padovanoji merginai gėlių, pabučiuoji, tada staigiai užmeti jai maišą ant galvos, atsistoji ant stalo ir pradedi šokti. Suprantu dalį su maišu ant galvos ir šokimu, bet kodėl gėlės? Kodėl bučiniai? Kam? Nėra logikos. Toliau žiūrim, B variantas, maldaučiau pasigailėjimo pacanų tų, kurie užpuolė. Ir C variantas, tavo variantas. Tai aš ko gero pasirinkčiau C variantą, tavo variantas. Karočią, paimčiau visus ir jiems nieko nepadaryčiau. Tiesiog paimčiau ir nieko nepadaryčiau. Jie galvotų, kodėl, kas, kaip, jie būtų tokie suglumi ir visi pabėgtų, nes aš jiems nieko nedaryčiau. Klausimas. Matas klausė, ar esu kažką primušęs ir ką manau apie smurtą. Smurtas yra pakankamai pasenęs dalykas ir mažai kažką su jo pasieksi, bet ar esu mušęs? Taip, esu vieną vaikinuką mušęs, kelias dienas iš eilės, bet ir bendrai paėmus jis buvo pakankamai keistas, nes valgė buražėlės, šoko į erškėtrožių krūmus ir netgi buvo savo padvalę padarę šou, kur savo, pavadinkime, rykį kišo į plytos skylę. Tai pakankamai negaila tokio žmogaus. Plytos skylė. Dikrepšinis klausė, radau paveiksliuką ir tu man nepatinki, ką man daryti? Gali atsisėsti dabar, įsikibti, nes aš tau pasakysiu tokį dalyką, kuris gali tave šokiruoti ir tavo galvą išsprogdinti lauk. Jei aš tau nepatinku, galėtum pabandyti tokį dalyką, kaip, pavyzdžiui, nežiūrėti video, nemanai? Pavyzdžiui, toksai yra dalykas, variantas. Dabar ko gero tavo galva užsprogus ir galvoji, kaip, kodėl, kas. Tiesiog aš nesuprantu tų žmonių, kurie daro tai, kas jiems nepatinka. Jeigu tau nepatinka šūdas, bet tu jį vis tiek valgai, kodėl? Seni, baik valgyti šūdus, tai yra negerai tavo skrandžiui. Get for Ice klausė, ką manau apie rėksnį ir ar norėčiau žem įpist į snukį. Žinoma, kad norėčiau. Pasimčiau didelę pūkinę pagalvę, apvyniotą šilku ir taip stipriai trenkčiau jam į veidą, kad net pasidarytų odą į šilkinę. Bet šiaip jis maladės, bachūras. Jūs nori žinoti, ką daryčiau, jeigu gaučiau pripučiamą lėlę kalėdoms. Na, viskas labai paprasta. Jeigu lėlė yra pripučiama, tai ko gero ją ir prisipūščiau, kodėlgi ne. Jeigu lėlė yra skylė, tai... Lukai šipsokis, man atrodo, jie neišgirdo. Sveiki. Man atrodo, jie išgirdo. Lukai, planas B. Mr. Zacharė klausė, kas bus Buratinui, jei jis ištars. Baik valgyt šūdus, tai yra negerai tavo skrandžiui. Dabar mano nosis užaugs. Plemva senas Bibi prisirinkęs prikolų iš mokyklos ir bandai mane suvartyti. Aš net kelias minutės sėdėjau ir turėjau galvoti, ką atsakyti. Bet kažkaip man viskas kažkaip nesusiejo ir likau be atsakymų iš tiesų. Plytos skylė. Berniukai ir mergaitės, šiandienai tiek, ačiū, kad peržiūrėte ir skiriate savo brangų laiką šitam nenudingam dalykui, tai yra man. Nepamirškite manęs palaikyti Facebook'e, nepamirškite palaikyti YouTube'ai, iš to naudos niekam nebus, bet duodu šius logus savo ir jūsų malonumui, ačiū jums už palaikymą ir aš sakau iki.